Asmenybės okupacijų labirintuose. Felikso Treigio ir Zigmo Masaičio gyvenimo istorijos. Aleksas Bartkus. Įgarsino autorius. Autoriaus žodis. Šią knygą skiriu inteligentams, pedagogams Feliksui Treigiui ir Zigmui Masaičiui atminti. Marijampolės miestas XIX-XX amžiuje garsėjo aukšto lygio švietimo įstaigomis. Pedagogai Feliksas Treigys ir Zigmas Masaitis svariai prisidėjo prie Marijampolės kaip švietimo ir mokslo centro garsinimo. Visą gyvenimą nešdami gėrį ir šviesą jie rodė pavyzdį, koks turi būti mokytas. Mokytas visų pirma turėjo gerbti save ir savo mokinius. Iš to kildavo pasitikėjimas pedagogais. Feliksas Treigys ir Zigmas Masaitis buvo tie, kuriais pasitikėjo, kuriuos gerbė ir mylėjo. Tai buvo du tylūs didvyriai. Deja, abu jie susidūrė su žiauriomis okupantų budelių rankomis. Feliksas Treigys iš mirties gniaužtų išgelbėjo Lietuvos Respublikos prezidentą Valdą Adamkų ir profesorę Ireną Veisaitę. Zigmas Masaitis tapo aplinkybių auka ir nacių buvo išsiųstas į Štuthofo koncentracijos stovyklą, kurioje buvo žiauriai nužudytas. Abi šios asmenybės Lietuvos okupaciją laikė neteisėta, smerkė okupantų daromus nusikaltimus ir išliko savo šalies patriotais. Lietuva tarpukariu susiformavo didelė, stipri, įtakinga ir patriotiška inteligentija. Dėl to tiek sovietai, tiek naciai šios visuomenės dalies labai bijojo. Ir kaip jau žinome, su inteligentija buvo žiauriai susidorota. Feliksas Treigys ir Zigmas Masaitis turėjo rasti kelią okupacijų labirintuose. Tai buvo laikotarpis, kurį mums, nepriklausomybės kartos vaikams, šiandien sunku įsivaizduoti. Tai laikotarpis, kai tėvynėn iš pradžių ateina sovietai, jie žudo, tremia, niekina lietuvius, vėliau ateina naciai. Jie žudo, vykdo holokaustą, niekina lietuvius, vėliau ir vėl sovietai. Tai laikotarpis, kai turėjome iškentėti 3 okupacijas. Sovietų okupacija truko ištisus 50 metų. Visų okupacijų laikotarpių mes turėjome daug didvyrių, tačiau prisimename tik mažą jų dalį. Šiandien mes dažnai nesutarėme dėl istorinės tiesos, skirtingų jos interpretacijų ir aiškinimų. Tačiau tam, kad labiau sutartume, turime dirbti istorijos labui, prisiminti pamirštus žmonės bei įvykius. Todėl šią knygą noriu pagerbti Felikso Treigio ir Zigmo Masaičio atminimą ir papasakoti apie jų svarbius darbus mūsų valstybei, nes būtent šių dviejų žmonių dėka mes galime suprasti, ką okupacijų laikotarpiu teko iškentėti Lietuvos žmonėms ir ypač mūsų inteligentijai. Istorijoje yra daug sričių, kurias mes esame mažai tyrinėję arba visiškai nepalietę. Dėl to visus skatinu pradėti veikti dėl Lietuvos, dėl jos istorijos. Imkimės iniciatyvos savo miestuose, miesteliuose, kaimuose ir kaimeliuose. Vadovaukimės Felikso Treigio žodžiais. Dirbkite ne tam, kad apie jūs kalbėtų, bet tam, kad jūsų sąžinė būtų rami, kaip tinkamai atlikusių savo pareigas. Dirbkime dėl mūsų istorijos tam, kad galėtume didžiuotis. Mūsų istorija labai įvairi. Įdomi, linksma, žiauri, liūdna, didinga. Mūsų istorija mus moko lietuviškumo, atkaklumo, meilės tėvynei. Aš atstovauju Lietuvos jaunajai kartai. Daugelis sako, kad šiuolaikinis jaunimas nelabai ko vertas. Aš su tuo griežtai nesutinku. Jaunimas nori ir gali veikti. Tebūnie ši knyga to pavyzdys. Daugelis netikėjo, kad 14 metų vaikinas gali parašyti istorinę knygą. Tačiau aš tai padariau. Leiskite ir padėkite jaunimui veikti. Atminkime šiuos 2 Suvalkijos krašto šviesuolius, kurių dėka Lietuva tapo šviesesnė ir teisesnė. Nebūkime tais, kurie bijo savo istorijos. Būkime tais, kurie ją didžiuojasi ir gerbia. Už pagalbą rašant šią knygą noriu padėkoti Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui, mokytojui, mokyklos direktoriui Zigmo Masaičio giminaičiui Algimantui Masaičiui, Seimo nariui Andriui Vyšniauskui ir jo komandai, Krašto apsaugos ministerijai ir Krašto apsaugos ministerijos ministro patarėjai Kamiliai Šeraitei, Laimai Krakauskaitei Vaičiūnienei, Vilniaus universiteto bibliotekai ir vyresnėjai bibliotekininkai Irenai Katilienei, Štuthofo koncentracijos stovyklos muziejui Štuthove bei dokumentų skyriaus vedėjai daktarai Danutai Dryvai,
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešai bibliotekai, Kauno Aušros gimnazijos istorijos mokytojai Elenai Vitkauskienai, Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejui, bei vyr fondų saugotojai Danutei Katkuvienei ir kraštotyrininkui Arūnui Kapsevičiui, Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejui, Marijampolės kolegijos edukologijos ir socialinio darbo fakulteto muziejui, bei istorikui dėstytojui Kaziui Palickui, Vytauto Didžiojo Lietuvos karo muziejui, Lietuvos švietimo istorijos muziejui, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijai. Be jų visų pagalbos nebūtų šios knygos. Pirmas skyrius. Feliksas Treigys. Marijampolės mokytojų seminarijos ir Marijampolės Rygiškių Jono valstybinės mergaičių gimnazijos direktorius 1886–1948. Feliksas Trežicekas Treigys gimė 1886 m. gegužės 28 d. Katkiškės kaime Lazdijų rajone Stasio ir Onos Trežicekų šeimoje. Mokslus pradėjo Marijampolės gimnazijoje, tačiau iš paskutinės klasės buvo pašalintas. Rusijoje baigė gimnaziją, vėliau įstojo į Petrapilio dabartinio Sankt Peterburgo universiteto matematikos fakultetą. Mokytojo karjerą Feliksas pradėjo iškart baigęs universitetą 1914 metais Rusijoje, Orsko realinėje gimnazijoje. Iš pradžių dirbo eilinių mokytojų, tačiau sparčiai kilo karjeros laiptais. Neilgai trukus jau 1919 metais jis tapo mokyklos direktoriaus pavaduotoju, o paskui ir direktoriumi. Orsko realinėje gimnazijoje Feliksas Treigys praleido 8 savo gyvenimo metus. Čia taip pat sutiko savo gyvenimo meilę prancūzę mokytoją Oliną Aleksandrą. Rusijoje jie susituokė. Kaip ir daugelis tuo metu žmonių, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Feliksas nusprendė grįžti į tėvynę. Jis 1922 metais su žmona ir sukaupta darbo patirtimi sugrįžo į Marijampolę, Suvalkijos širdį. Simboliška, kad mokslus pradėjęs Marijampolėje, jis nusprendė savo žinias atiduoti Suvalkijos krašto jaunimui. Grįžęs į Lietuvą su žmona susilaukė dukros Irenos. Deja, dar 1932 metais Felikso Treigio mylimoji žmona Olina mirė. Ji palaidota senosiuose Marijampolės kapinėse. Jos kapą galima rasti ir šiandien. 1924 metais Feliksas pradėjo dėstyti Marijampolės mokytojų seminarijoje. Čia kaip ir Orskėje sėkmingai kilo karjeros laiptais. Tapo seminarijos inspektoriumi, dabar atitinka direktoriaus pavaduotojo pareigas. Na, o 1929 metais buvo paskirtas seminarijos direktoriumi. Tais pačiais metais Lietuvos švietimo ministerija Feliksui Treigiui išdavė pažymėjimą, kuriuo jam buvo suteikta teisė dėstyti matematiką, fiziką ir kosmografiją aukštesniojoje mokykloje. Taip pat vidurinėje mokykloje jis galėjo dėstyti rusų bei lotynų kalbas, visuotinę istoriją, visuomenės mokslą, geografiją, gamtos mokslus, fiziką ir matematiką. Tokių mokytojų kaip Feliksas Treigys ypač trūko jaunoje valstybėje. Lietuvoje pradėtos naujos švietimo reformos, sparčiai kūrėsi naujos mokyklos. 1929 metais savo tikrąją pavardę Trežicekas pasikeitė į Treigys. Dirbdamas mokytojų seminarijoje, Feliksas Treigys sutvarkė apleistą mokymo įstaigos parką, upelio krantus, įkūrė labai gražų parką šalia stadionų. Pasiekti šį rezultatą padėjo seminarijos mokiniai. Bendromis jo ir mokinių pastangomis per maždaug 1 metus parkas tapo gražiausiu miesto kampeliu. Parkas neilgai trukus tapo viso miesto pasididžiavimu. Kai kurie augalai buvo atsiųsti net iš Prancūzijos. Šis parkas vienas žinomiausių Felikso Treigio darbų. Marijampolėje ir šiandien yra gana plačiai žinoma, kad tarpukariu Marijampolės mokytojų seminarija, o vėliau tuose pačiuose pastatuose įsikūrusi ir Marijampolės Rygiškių Jono valdžios valstybinė mergaičių gimnazija, turėjo neįtikėtino grožio parką. Tuo metu praūžus Lietuvos nepriklausomybės kovoms, valstybė tik kūrėsi. Miestų tvarkymui lėšų buvo skiriama labai nedaug. Todėl miestuose dažnai atsirasdavo asmeninės iniciatyvos sutvarkyti aplinką arba šiuo atveju įkurti parką. Prancūzijos elegantiškumu dvelkiantis parkas su švariais takeliais, gražiais suoleliais, įvairiausiais augalais iš Prancūzijos
Lietuvos ir kitų šalių obelų sodų džiugino kiekvieno praeivio akį. Tačiau prasidėjus Antrajam pasauliniam karui garsusis Marijampolės mokytojų seminarijos parkas sunyko. 1941 metais Marijampolės miestas ir Vytauto gatvė nacistinės Vokietijos oro pajėgų Luftwaffe buvo smarkiai subombarduota. Prasidėjus antrąją sovietinį okupaciją ir karo veiksmams dar vykstant Suvalkijos regione, sovietai Marijampolės mokytojų seminarijos pastatuose įkūrė karo ligoninę. Pastatai buvo nuniokoti, seminarijos archyvas ir biblioteka išvogti. Karas suniokojo Felikso Treigio kūrinį. Tačiau galutinai parkas sunyko, kai po karo sovietų okupantai Marijampolės mokytojų seminarijos parke ėmė laidoti okupacinės sovietų kariuomenės karių palaikus. Kapinės buvo įkurtos pačiame parko centre, priešais buvusį karininkų klubo pastatą. Čia tiek sovietmečių, tiek ir nepriklausomybės metais stovėjo patrankos prie kapinių vartų, vertėtų atkreipti dėmesį, kad nukeltos iškart atgavus nepriklausomybę. O pačiose kapinėse buvo didžiulis šovinizmu tviskantis obeliskas, kuris buvo nugriautas visai neseniai, 2022 m. balandžio 21 dieną. Kapinėse remintis oficialiais dokumentais išskirtinai buvo laidomi tik sovietų kariuomenės karininkai, žuvę Antrojo pasaulinio karo metais. Tačiau yra viena išimtis. Trečiojoje kapinių eilėje palaidotas VSM arba MGB, TSRS valstybės saugumo ministerijos, Marijampolės apskrities skyriaus viršininko pavaduotojas vyresnysis leitenantas Aronas Greisas, kuris žuvo 1947 metais Marijampolėje. Lietuvos partizanų istorijoje jis geriau žinomas kaip Marijampolės tardytojas, savo rankomis vykdė žiaurius kankinimus. Marijampolės apskrityje jis buvo atsakingas už partizaninio judėjimo sunaikinimą. 1947 metais Aronas Greisas atvyko į gimnaziją suimti Broniaus Petrausko Šarūno už pogrindinę veiklą. Bronius paprašė tardytojo nueiti iki namų, kad galėtų pasiimti savo asmeninių daiktų. Greisas sutiko. Budelis savo asmens sargybinį jaunesnį leitenantą Labutiną paliko lauke prie durų. Užėjus vidun, Bronius Petrauskas čiupo turėtą pistoletą ir nušovė į Greisą. Įsigandęs Greiso asmens sargybinis pabėgo. Bronius Petrauskas Šarūnas gimė 1928 metais Kaune. Dar visiškai mažas buvo įvaikintas. Antrosios sovietų okupacijos metais įstojo į partizanų gretas, tačiau vis dar mokėsi gimnazijoje. Po bandymų suimti jis iškart pasitraukė į mišką. Tarnavo Tauro partizanų apygardo Žalgirio rinktinėje. 1947 metais rugsėjo 15 dieną už Marijampolės tardytojo Arono Greiso likvidaciją partizanas Bronius Petrauskas Šarūnas gavo pasižymėjimo juostelę už narsą. Taip pat už pasižymėjimą partizanų gretose jam buvo suteiktas partizanų leitenanto laipsnis. Nuo 1948 metų gegužės 15 dienos Bronius Petrauskas Šarūnas buvo Žalgirio rinktinės štabo spaudos ir informacijos skyriaus viršininkas. 1948 metais lapkričio 18 dieną jį paskyrė Tauro apygardos štabo apsaugos skyriaus kuopos vadu. Bronius Petrauskas Šarūnas žuvo 1949 m. vasario 10 dieną su 4 savo kovos draugais Braziūkų miške, eidamas Tauro apygardos atskirosios kuopos vado pareigas. Kapinės esančios dabartinės Marijampolės meno mokyklos kieme toli gražu nėra vien tik per Antrąjį pasaulinį karą žuvusių karininkų. Čia atgulė jo aprašytas MGM Marijampolės skyriaus viršininko pavaduotojas Aronas Greisas, likviduotas partizano Broniaus Petrausko Šarūno, bei Marijampolės apskrities komunistų partijos pirmasis sekretorius Steponas Bakevičius, žuvęs Kazimiero Pyplio Mažyčio organizuotoje Marijampolės sovietų grietinėlės likvidacijos operacijoje Blynų balius. Jei žiūrėtume į sovietų propagandos klišes, nenustebtume, kodėl šie asmenys buvo palaidoti būtent šiuose kapinėse. Sovietų ideologijos supratimu tiek nacistinės Vokietijos kariai, tiek ir Lietuvos partizanai buvo tolygus fašistai. Todėl ir kapinėse palaidoti tie, kurie nuo sovietų kovojo prieš fašizmą.
Tačiau atkreipiant dėmesį į dabartinės Rusijos skleidžiamą propagandą, kurią nuolat akcentuojame, kad tokiuose kaip šiuose kapinėse palaidoti tik nieko prie Lietuvos okupacijos neprisidėję ir tik su vokiečiais kovoja kariškiai, reikėtų suvokti, jog tai yra absoliuti netiesa. Dauguma tokių kapinių įkurtos siekiant aiškaus tikslo – žmonėms skiepyti sovietinę ideologiją. Puikus to pavyzdys yra šios kapinės. Nuo šių mokytojų seminarijos parke įkurtų kapinių iki pagrindinių miesto kapinių tai yra vos 100 metrų. Palaikai laisvai galėjo būti palaidoti ten. Tačiau sovietai visą karių kapinių kompleksą su raudonomis žvaigždėmis, patrankomis, obeliskais įkūrė būtent ten, kur kažkada savo laisvalaikį leido Lietuvos valstybės kūrėjai ir būsimi kovotojai už jos nepriklausomybę. Tai buvo principinis okupantų veiksmas, skirtas pavergti Lietuvos žmonių sąmonę. Marijampolėje dirbo tokie sovietų budeliai kaip Petras Raslanas, Nachmanas Dušanskis, Aronas Greisas, Virskis ir panašiai. Visoje Lietuvoje, kiekviename mieste, miestelėje ir kaimelėje netrūko žiaurių okupantų budelių. Apmaudu, kad Lietuvoje dar ir šiandien kai kuriuose miestuose ir miesteliuose okupantai garbinami paminklais. Nė vienam okupantų paminklui, simboliui, obeliskui, stelai Lietuvoje neturi likti vietos. Laikas suvokti, kad visi šie išlikę okupantų simboliai yra mūsų valstybės naikinimo simboliai. Per vienas Marijampolės mokytojų seminarijos absolventų išleistuves seminarijos direktorius Feliksas Treigys pasakė šią kalbą. Štai jau seniai laukti atestatai rankose. Kiek džiaugsmo, kad užsibrėžtas tikslas atsiektas. Tartum sunki našta nuo pečių nukrito. Džiaugiatės jūs, nemažiau džiaugiamės ir mes, mokytojai, nes šiemet visiems galime išduoti atestatus. Ir kaip nesidžiaugti, matydamas, kad dar gražus būrelis pasiruošusių liaudį švietėjų darban Lietuvos dirvonų plėšti, liaudį šviesti, plačioms masėms akis atidengti. Sunkios ir atsakingos, bet drauge dėkingos ir garbingos pareigos. Tad eikit jaunieji kolegos drąsiai liaudį, neškit ją į šviesą, dirbkit nesigailėdami savo jaunų jėgų, atsidėję sąžiningai ne iš baimės, bet iš pareigos. Dirbkite ne tam, kad apie jūs kalbėtų, bet tam, kad jūsų sąžinė būtų rami, kaip tinkamai atlikusių savo pareigas. Bet kad galėtumėte tinkamai švietėjo pareigas atlikti, tenka patiems toliau šviestis, lavintis, neužmiršti knygos, o pasistengti, kad ji draugu virstų. Tiesa, pirmaisiais darbo metais, kai viskas dar nauja, neįprasta, bus sunku, nes daug laiko teks skirti pamokoms pasiruošti. Bet vėliau, apsipratę su mokyklos darbu, turėsite ir laisvesnio laiko knygai bei periodiniai spaudai paskaityti. Sveikindamas jūs, kolegų mokytojų ir savo vardu, nuoširdžiai linkiu kuo geriausio pasiekimo jūsų teisingame darbe, antra jūsų asmeniniuose reikaluose ir prašau neužmiršti savo buvusių mokytojų, kurie, kiek sąlygos leidžia, seka savo buvusių auklėtinių tolimesnį gyvenimą, džiaugiasi jų pasiekimais ir su širdgėla sutinka žinia apie nevykėlius. 1934 metais, rugpjūčio 1 dieną, Feliksas Treigys paskiriamas Marijampolės Rygišjono valdžios Mergaičių gimnazijos direktoriumi. Mokykla įsikūrė mokytojų seminarijos pastatuose. Dėl to Feliksas Treigys toliau puoselėjo savo rankomis sukurtą gražųjį parką. Direktorius čia pareigas ėjo iki pat sovietinės okupacijos. 1941 metais jau sovietinės valdžios išsiunčiamas vadovauti Lazdijų gimnazijai. Dėl šio sprendimo buvo nusivylęs ne tik Feliksas Treigys, bet ir jo kolegos. Čia Marijampolėje prabėgo darbingiausi Felikso gyvenimo metai. Čia jis savo žinias teikė Suvalkijos jaunimui. Jam vadovaujant Marijampolės Rygišjono valdžios, valstybinė Mergaičių gimnazija pelnė puikios mokymo įstaigos vardą. Direktorių gerbė ne tik švietimo bendruomenė ir mokiniai, bet ir eiliniai marijampoliečiai. 1942 metais Feliksas Treigys buvo paskirtas vadovauti Kauno Aušros gimnazijai. Ši mokymo įstaiga buvo paskutinė pedagogo inteligento Felikso Treigio gyvenimo stotelė. Direktorius Kauno Aušros gimnazijoje per kelerius metus įgijo didžiulį mokinių ir mokytojų pasitikėjimą. Dirbo jaunimo labui.
1948 m. gegužės 1 dieną išėjo į sovietų organizuojamą paradą. Tačiau tai buvo jo paskutinis gyvenimo akimirkos. Mokiniai stebėjo, kaip gimnazijos direktorius, autoritetingas išsilavinęs žmogus, atsisėdo ant kelkraščio pailsėti. Mokiniai suprato, kad kažkas ne taip. Feliksas Treigys mirė tą pačią dieną Kaune. Mirties priežastis – infarktas. Taip netikėtai ir baigėsi puikaus pedagogo gyvenimas. Mokiniai buvo labai sukrėsti netikėtos direktoriaus mirties. Ant paminklo Petrašiūnų kapinėse iškaltas jo mokinio Vytauto Bložės sukurtos eilės. Kas jaunas sielas mokslan ves, kas švyturiu jom švies, jei sidabrinė tau galva nusviro ant peties. Buvę Felikso Treigio mokiniai direktorių prisimena kaip labai teisingą ir atjaučiantį žmogų. Tai puikiai galima spręsti ir iš jo poelgių vokiečių okupacijos metais. Tuometinėje karo akivaizdoje Feliksas Treigys iš mirties gniaužtų išgelbėjo profesorę Ireną Veisaitę ir Lietuvos Respublikos prezidentą Valdą Adamkų. Irena Veisaitė nacistinės Vokietijos okupacijos metais slapstėsi nuo holokausto. Feliksas Treigys sugebėjo gauti dar vienus savo dukros Irenos Treigytės vardu ir pavardę pagamintus dokumentus. Iš šiuos dokumentus per bendrus pažįstamus ir perdavė Irenai Veisaitei. Todėl profesorė savo gelbėto niekada gyvai taip ir nepamatė. Jis su šiais dokumentais prasislapstė nuo holokausto iki pat karo pabaigos ir save vadino Irena Treigytė, Felikso Treigio dukra. Savo prisiminimuose ji nekartą paminėjo Feliksą Treigį ir nuoširdžiai jam dėkojo. Prezidentas Valdas Adamkus pats asmeniškai sutiko papasakoti istoriją, kuri jam įsiminė visam gyvenimui. Mano atmintyje vokiečių okupacijos laikai mūsų klasėje 3. Liūtas Grinius buvo prezidento Kazio Griniaus sūnus, Gabrielius Žemkalnis, Vytauto Landsbergio vyresnysis brolis ir aš. Nutarėme leisti pogrindinį rezistencinį jaunimui skirtą laikraštį. Įsilaikėme 2 metus, kol gestapas, vokiečių saugumas, mus išaiškino. Gabrielius buvo sugautas ir kalintas įvairiuose vokiečių kalėjimuose, kol buvo išlaisvintas amerikiečių karių. Laimės vaikas, nežuvęs kalėjimuose ar nesušaudytas. Mane išgelbėjo jūsų laiške minėtas jau tada mūsų gimnazijos direktorius Feliksas Treigys. Čia ilga istorija, tai tik tiek pasakysiu. Kai sužinojo apie Gabrieliaus suėmimą, o tai buvo gimnazijoje pamokos metu, staigiai matematikos pamokai eina gimnazijos direktorius. Kažką pašnibžda mokytojai, ji pasižiūri į klasę, nukreipia žvilgsnį į mane ir sako: Adamkavičiau, prašau išeiti iš klasės. Einu ir galvoju, už ką? Paskui užpakalį išseka ir direktorius Feliksas Treigys. Užsidarius durims, tai ištarė tik keletą žodžių. Dink iš Kauno, tik ką vokiečiai suėmė Gabrielių. Supratau, kad jis žinojo apie mūsų leidžiamą laikraštuką, kurį vadinome Jaunime budėk. Aš išsislapščiau kaime iki pasitraukimo iš Lietuvos. Esu amžinai dėkingas direktoriui Feliksui Treigiui. Šiame laiške neįmanoma aprašyti visos vien tik gimnazijoje vykusios rezistencinės veiklos. O apie direktorių Feliksą Treigį mes jį mylėjom nuo pat pirmos dienos atvykus į gimnaziją. Puikus pedagogas, žmogus, patriotas lietuvis ir atsidavęs auklėtojas. Neįtikėtini Felikso Treigio poelgiai karo akivaizdoje, gelbėjimas žydų ir kitų žmonių, kuriuos ketino suimti nacistinės Vokietijos budeliai. Už tai grėsė mirties bausmė arba geriausiu atveju koncentracijos stovyklos. Jis buvo teisingas žmogus, suprato, kad nacių daromi nusikaltimai žmonijai yra neteisingi ir tam priešinosi. Jis yra iš tų žmonių, kuriuos mes vadiname tyliaisiais didvyriais. Feliksas Treigys dėl Irenos Veisaitės išgelbėjimo yra sąrašuose žmonių, kurie gelbėjo žydus Lietuvoje nacių okupacijos metais. Pirmos skyriaus, pirmasis poskyris. Apie Felikso Treigio asmenybę. Skaitant prezidento Valdo Adamkaus laišką kyla daug minčių. Visų pirma, Feliksas Treigys yra pamiršta asmenybė mūsų švietimo istorijoje. Mes neatsimename žmogaus, kuris išgelbėjo tuomet dar būsimą prezidentą Valdą Adamkų bei profesorę Ireną Veisaitę. Feliksas Treigys visados išlaikė inteligento mokytojo įvaizdį. Mokėjo prisitaikyti prie sunkių to laikotarpio aplinkybių.
Tarp informacijos apie šį žmogų buvo visokių faktų, visokių įdomybių. Kai kurios buvo pagražintos, kai kurios ne. Bet visos įrodo, jog šis žmogus švietė tautą ir uoliai atliko pedagogo pareigą. 1922 metais Lietuvoje, kai Feliksas sugrįžo į tėvynę, nebuvo mokytojų pertekliaus. Atvirkščiai, jų labai trūko. Feliksas Treigys savo pareigą atliko, jis mokytojavo visą savo gyvenimą. Felikso Treigio kalboje, kurią jis sakė per Marijampolės mokytojų seminarijos abiturientų išleistuves, puikiai atsispindi Felikso požiūris į švietimą ir auklėtinius. Žiūrint iš dabartinės perspektyvos, kalba atrodytų šiurkštoka. Tačiau tam laikotarpiu ji buvo puiki. Feliksas Treigys kalboje išsakė labai svarbią mintį. Tad eikit jaunieji kolegos drąsiai į liaudį, neškit ją į šviesą, dirbkit nesigailėdami savo jaunų jėgų, atsidėję sąžiningai, ne iš baimės, bet iš pareigos. Dirbkite ne tam, kad apie jūs kalbėtų, bet tam, kad jūsų sąžinė būtų rami, kaip tinkamai atlikusių savo pareigas. Puikų žodžiai, atspindintys tikrą pedagogo pareigą. Feliksas Treigys buvo ne tik mokymo įstaigos darbuotojas, jis buvo autoritetingas, nuolatos pasitempęs, tiesus, gerbiamas ir teisingas žmogus. Apie Feliksą Treigį parašyta daug atsiminimų. Deja, jie visi nugulė į mokyklų archyvų gelmes. Juos skaitė gal tik keli ar keliolika žmonių. Visuose atsiminimuose esti viena pagrindinė mintis. Jis visiems kolegoms ir mokiniams buvo pavyzdys, koks turi būti pedagogas. Renkant informaciją apie šį Suvalkijos krašto šviesuolį, dažniausiai iš istorikų ar kitų žmonių nuskambėdavo žodžiai. Tarpukariu jis įkūrė pasakiško grožio parką Marijampolės mokytojų seminarijoje. Tuomet, kai Marijampolė tik pradėjo panašėti į miestą, šis Felikso Treigio poelgis buvo tikrai gražus. Sutvarkytas apleistas parkas tapo vienu žinomiausių miesto simbolių. Šią vietą pamėgo pedagogai, inteligentai. Gražūs takeliai, suoleliai, augalai iš Prancūzijos rodė, kad čia pasidarbavo neeilinė asmenybė. Pirmo skyriaus antrasis poskyris. Čia pateikiamos Felikso Treigio gyvenimo akimirkos nuotraukose ir dokumentuose. Pirmo skyriaus trečiasis poskyris. Prisiminimai apie Feliksą Treigį. Tave nešiosime širdį, mylėsime karštai, nors skausmo mūsų jau negirdi, nors meilės nematai. Vytautas Bložė. Buvęs Felikso Treigio mokinys, vėliau kolega Bučinskis. Direktorių Feliksą Treigį ėmiau pažinti dar būdamas jaunas ir grožėdamasis jo elegantišką išvaizdą. Ėmiau savo vaizduotėje kurti ir jo vidinio pasaulio paveikslą. Man mokintis Rygišjono gimnazijoje prancūzų kalbą dėstė jo žmona Olina, labai maloni, švelni ir taktiška, beje, praktikuojanti uoli katalikė. Ir labai nustebau, kai sužinojau, kad jos vyras yra netikintis, nelankantis bažnyčios, bet labai gerbintis žmonos pažiūras, netgi kaskart ją palydintis, kai ji eina į pamaldas. Jau šis jo bruožas rodo jo vidinę kultūrą, toleranciją ir pagarbą kito žmogaus įsitikinimams. Pareigingas, darbštus, išorinių grožių dvelkiantis Feliksas Treigys nykę Marijampolės mokytojų seminarijos aplinką pavertė gražiausių miesto kampeliu. Jis dažnai gėrėjosi savo kūriniu, manydamas, kad ir seminarijos auklinius paskatins įsiskleidžius po Lietuvą savo darbų gražinti atgimusią laisvą tėvynę žemę. Suprantame, jam buvo labai gaila palikti Marijampolę, kai 1940 metais teko jau bolševikams okupavus Lietuvą išvykti į Lazdijus vadovauti Tenykštei gimnazijai. Tiesa, Lazdijuose išbuvo tik 1 metus. 1941 metais jau vokiečių okupacijos metais perkeliamas į Kauną vadovauti garsiai Aušros berniukų gimnazijai. Štai čia, Kaune, jau pokario 1945 metais buvau Felikso Treigio pakviestas pradžioje mokytojo, vėliau inspektoriaus jo pavaduotojo pareigoms užimti. Tai man teko laimė keletą metų šalia jo padirbėti ir iš arti matyti jo pedagoginį talentą ir dideliam kolektyvui. Stebino, kaip jis buvo sutelkęs žmonės, kaip sklandžiai ramiai vyko darbas, kaip ir tarp pedagogų ir tarp techninių darbuotojų vyravo tarpusavio pasitikėjimo ir pagarbos santykiai. Direktorius buvo stebėtinai pastovios laikysenos, su visais bendravo ramiai, niekada nekeldamas tonų. Jis buvo savaip didingas, bet drauge ir paprastas, pareigingas, kruopštus, reiklus, bet kartu visam personalui jautrus ir atjaučiantis.
Mokytojų pamokų lankyti nemėgo. Tiesa, aplankydavo vieną kitą, tačiau vengdavo mokytojus mokyti, kaip turėtų dirbti. Svarbiausia jam buvo, kad mokytojas būtų pareigingas, darbštus, turintis savigarbos jausmą. Kiekvienas mokytojas yra savita asmenybė. Jis stengiasi gerbti kiekvieno savitumą, džiaugiasi pastebėjęs mokytojo kūrybiškumą, norą tobulėti ir reikia pripažinti, kad jis susidarydavo labai teisingą nuomonę. Žinoma, pažinti mokytojus jam padėdavo ir inspektorius, tačiau jis ir pats būtinai stengiasi rasti progų pabendrauti su kiekvienu betarpiškai, pakalbėti apie šeimą, žinoti kiekvieno buitinės problemas ir rūpesčius, o jų tuo metu netrūko. Labai atsargiai elgdavosi su tais mokytojais, kurie kartais praleisdavo pamokas. Niekada neskubėdavo užsipulti, pradėti grasinti ir panašiai. Pirmiausia, stengėsi ramiai išsiaiškinti aplinkybės, apeliuoti į mokytojo savigarbą, orumą ir dažniausiai to užtekdavo. Buvusi Felikso Treigio mokinė Irena Rutkauskaitė. Įstojo į seminariją 1929 metais kartu su keliomis bendraklasėmis iš Rygiškių Jono mergaičių gimnazijos. Žinojome, kad seminarijoje yra rimta, griežta, vos nedavatkiška tvarka ir drausmė. Nutarėme laužyti tokią mums atrodyčiusią priespaudos dvasią. Suprantama, paauglystės amžius, galva pilna keisčiausių sumanymų ir noro parodyti drąsą, papriešgyniauti ir nepasiduoti. Na ir prasidėjo. Mokėmės klasėje, kurios viena siena skirianti nuo vestibiulio buvo iš matinio stiklo langų. Tai va, beveik kas savaitę tai vienas tai keli lankai išlėkdavo nuo mūsų šėliojimų. Nuostolius dengdavom solidariai. Juk nežinia, kam kada kokia bėda gali nutikti. O be to, geriau, kad niekas nesužinotų, kas iš tiesų yra kaltas. Retkarčiais šiek tiek apstumdydavo ketvirtakursės, kurios mums atrodė per daug tokias rimtas vaizduoja, tokios orios, vaikšto poromis, plaukai supinti ir susukti į kuodą, uniformos iki pusės blauzdų plačiai klostėmis suplisuotos. Na jau ne. Mumisegi plyšojo jaunystė. Pagal nustatytą tvarką mergaičių uniformėje sijonėliai turėjo būti 10 cm žemiau kelių. Mūsų grupės laipsniškai ėmė trumpėti po truputį ir jau tesiekė 10 cm virš kelių. Ėmė barti auklėtojas, vicedirektoriai. Sakom, ką darysi, smarkiai augam. Bet mūsų augimas darėsi pernelyg nebenormalus. Per dieną po 1 centimetrą. Ir štai vieną dieną nuskambėjus skambučių įeina direktorius. Kažkaip lyg ir netvirtai pasijutom. Stovim, kai žvakė suluose įsitempė, tuo laiku mūsų grupėje buvo 30 mergaičių ir tik 6 vaikinai. Direktorius paprašė berniukus išeiti, o mums leido sėstis. Supratom, kad šį kartą mums klius. Direktorius atsisėdo prie stalo, patylėjo, po to lėtai atsistojo, pažvelgė į mus, o po to prabilo. Mergaitės, kas jūs apstojo, kad jūs visoje seminarijoje taip išgarsėjot? Kiekvieną dieną jūsų uniformos trumpėja. Bėda ta, kad atvirai tariant ne visos galite pasigirti dailiom kojom. Jūs man atleiskit, bet jeigu taip, tai jūs rodote tai, kas nėra jumyse gražiausia. Turbūt supratote, ką norėjau pasakyti, todėl tikiu, kad su uniformomis rytoj bus viskas gerai. Pasakė ir išėjo. O mes likome, bet likome jau nuleistom galvom, realiai. Po tokių tyliai ramiai pasakytų žodžių nutarėm. Ryt uniformos bus tvarkoj. Kitą dieną jau atėjom taip, kaip buvom nutarę. Tik viena nepakluso. Buvusi Felikso Treigio mokinė Marija Leonė Starkulė Urbaitinė. Jūs lipate laiptais tyliai, elegantiškai tiesus. Sidabrų papuošta galva juosvais ūsais. Jūs pamatė visi pasitempę. Ir mokytojai, ir mokinės. Jūs įžengėte į klasę be garso, dedate žurnalą taip pat tyliai. Didelis žingsnis ir ranka paliečiate radiatorių ar pakankamai šiltą klasėse. Žinių tikrinimas, tylus apmąstymas, vertinimas, tikslus, teisingas. Naujo aiškinimas, savitas, originalus, visoms suprantamas. Naujos medžiagos apibendrinimas, trumpas, logiškas, viskas aišku. Ir mes pasigendame tik jūsų matematikos vadovėlių. Pilnos prijuostės pepinų po Talkos gimnazijos sode, skaniausi ledai jūsų vardo dieną. Jūsų dėmesys, pagarba visiems.
visur ir visada pavyzdinė tvarka. Jūs, Marijampolės Rygiškių Jono valstybinės mergaičių gimnazijos pirmasis žmogus. Jūs mes gerbėme, jūsų bijojome, klausėme, jūs labai mylėjome. Jūs mums atidavėte save, išdalinote visoms po dalelę. Jūs didis pedagogas, neužmirštas, nepamirštamas. Profesorė Irena Veisaitė. Feliksas Treigys holokausto metu jai parūpino savo dukros vardu padirbtus dokumentus. Aš sutikau tiek gerų žmonių, aš norėjau gyventi, aš pati stengiausi išsigelbėti. Mane gelbėjo Stimaičių, Bagdonavičių, Meškauskų šeimos, galiausiai Ladygų šeima. Jie rizikavo savo gyvybę. Man visai svetimi žmonės davė savo dokumentus. Juos davė Marijampolės gimnazijos direktorius Feliksas Treigys. Ir aš gyvenau kaip Felikso duktė Irena Treigytė. Pasikeitė pavardė ir tėvavardis. Buvęs Felikso Treigio mokinys Vytautas Bložė. Žaliuoja vėl miškai žali, vėl juokėsi laukai. Žadėjo mes tave palikti, o tu mus palikai. Nuliūdė akys ir veidai, ir nerima širdį. Tu meilės mūsų jau nematai, ir skausmo negirdi. Lyg debesėliai mėlyni, lyg pakelės beržai. Palikom, kryžkeliai vieni. Palikom, išėjai. Dar vakar buvome kartu, dar vakar mokai mus, užplūdo liūdesys kartus, gimnazijos rūmus. Kas jaunas sielas mokslan ves, kas švyturiuom švies, jei sidabrinė tau galva, nusviro ant peties. Tave nešiosime širdį, mylėsime karštai, nors skausmo mūsų jau negirdi, nors meilės nematai. Žaliuoja vėl miškai žali, vėl juokėsi laukai. Žadėjo mes tave palikti, o tu mus palikai. Antras skyrius. Zigmas Masaitis. Marijampolės antrosios gimnazijos direktorius, nacių nužudytas Štuthofo koncentracijos stovykloje. 1903–1943. Zigmas save mėgo Žygimantu vadinti, Masaitis gimė 1903 m. sausio 27 d. Raseinių apskrityje Pamituvio kaime Kazimiero ir Elenos Masaičių šeimoje. Tėvai buvo ūkininkai, labai apsišvietę, gerbiami žmonės. 5 metų Zigmas jau mokėjo rašyti ir skaityti. Zigmui paaugus jį mokė dar aktorius. 19–20 amžiuje pradžios Lietuvos valstiečių slapta steigtų ir išlaikytų kaimo mokyklų mokytojas. Jis išmoko rusų, lenkų ir vokiečių kalbų. Pradinius mokslus pradėjo Veliuonoje. 1913 metais perėjo į Kauno Aušros gimnaziją. Tačiau 1914 metais prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui grįžo į tėviškę. Padėjo tėvams ūkininkauti. Zigmas dirbo labai sunkius darbus, tai neigiamai atsiliepė jo sveikatai. 1918 metais mokslus tęsė Raseinių gimnazijoje. 1922 metų rudenį jo mokslai vėl sustojo, nes tuo metu tėvai negalėjo išlaikyti besimokančių Zigmo ir jo seserų. Tačiau jau kitą rudenį mokslus vėl tęsė Kauno Aušros gimnazijoje. 1923 metais mokykloje parašė rašinį, besiruošiant gimnaziją baigti. Kiekvienas žmogus gyvenąs visuomenėje turi dirbti kokį nors darbą, kad įgijus teisę būti tuos visuomenės nariu. Tik ne kiekvienam iš mūsų tenka sukti galvą, kad nusprendus, koks darbas jam bus tinkamiausias. Mažiausiai tenka tuo klausimu rūpintis tiems, kuriuos pats gyvenimas įstato į tam tikras vėžes, iš kurių iškrypimas jau atrodo jiems nenormalių išsireiškimų. Pavyzdžiui, ūkininko sūnus. Žinoma, čia kalbame ne apie tuos, kurie eina aukštesnį į mokslą. Matydamas nuo mažens savo tėvus ir kaimynus dirbant žemės ūkio darbus ir pats juose dalyvaudamas, nė kiek neabejodamas perima iš tėvo rankų, jausdamas savo sąžinėje, kad jis atlieka savo švenčiausią pareigą. Ir tas nujautimas žymiai palengvina jam savo pareigų atlikimą. Jam nė galvom neteina, kad jis gali būti kuo kitu, ne ūkininku,
Ir jei jis kada ir vaizduoja savo kitokį gyvenimą, tai tas gali atsitikti tik svajonėse, kurių išsipildymas galimas tik pasakoje. Jei kartais ir atsitinka, kad ūkininko sūnus nueina kitu keliu, tai tas apsireiškimas jau skaitomas išimtimi. Ir kalbamas ūkininko sūnus daugelį nuotykių laikomas iškrypusių iš vėžių. Miestelėnų gyvenime jau dažniau tenka susidurti su klausimu, kuo būti. Bet smarkiausia su tuo klausimu susiduria moksleiviai baigiantį aukštesnėje mokyklą. Tas susidūrimas tuo labiau veikia į moksleivį, kad jis paprastai atsitinka netikėtai. Moksleivio gyvenimas yra mokyklos normuojamas ir jam belieka tik mokyklos reikalavimus pildyti. Tokiu būdu 8 metai praeina kaip sapne. Ir paprastai tik 8 klasėje moksleivis pastato savo klausimą, kuriuo iš daugelio jam atidarų kelių reikia eiti. Žinoma, yra ir tokių laimingųjų, kurie jau iš anksto yra tuo klausimu nusistatę arba kuriuos gyvenimas stumia į vieną kurią pusę. Bet šiuo paskutiniu nuotykiu gyvenimo nurodomas kelias ne visada sutampa su mokinio noru. Ir atsiranda tokių, kurie eina tom pusėm, kur juos jų palinkimas traukia, nežiūrėdamas jokių kliūčių, bet tai genijai, kurių didesnė dalis žūva. Kiti eina ten, kur tikisi rasti gardesnį duonos kąsnį ir pasitenkina tuo, ką likimas duoda. Tačiau sunkiausiai yra tiems, kurie stovi kryžkelėje ir kuriems visi keliai rodosi lygiai prieinami ir lygiai neaiškus. Nes jie dar mažai yra juos įsižiūrėję. Ir dažnai paėjus vienu keliu tenka grįžti ir stoti kitan, kuris irgi gali pasirodyti klaidingas. Ir čia ne kiekvienam pasiseka atitikti savo tinkamą kelią. Kai kas norėdamas grįžti atgal, eina kartą pradėtų ir šiaip taip baigęs mokslą dirba, dažnai nekęsdamas savo darbo. O laikas vis bėga ir jau netoli ta diena, kai aš atsistosiu toje kryžkelėje. Kaip gali galvos nesukti? Nejaugi galima pesimistiškai tarti, 1/3 mano amžiaus, ačiū Dievui, jau praslinko. Praslink šitaip ir likusios 2/3. Jo rašinį įvertino pats gimnazijos direktorius Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Mykolas Biržiška. Už šį rašinį Zigmas Masaitis gavo aukščiausią pažymį – 5. 1924 metais, birželio 27 dieną, gimnazijos mokslus sėkmingai baigė, peršokęs 2 klases. 1924 metais, iškart baigęs gimnaziją, Masaitis įstojo į Kauno didžiojo universiteto matematikos gamtos fakulteto matematikos fizikos skyrių. Mokydamasis universitete dirbo mokytojų Kauno Simono Daukanto mokytojų seminarijoje bei Margininkų pradžios mokykloje. 1927 metais dirbo Jurbarko Saulės gimnazijoje. Studijuodamas 1929 padėjo profesoriui daktarui Otui Teodorui Volkui rengti spaudą jo vadovėlį paprastųjų ir dalinių diferencialinių lygčių teorijos paskaitos. Išvertė vokiškai parašytą rankraštį į lietuvių kalbą. Skaitė korektūrą. Už tai autorius vadovėlio įžangoje jam padėkojo. Baigdamas universitetą puikiai apsigynė diplominį darbą apie Laplacio diferencialinės lygties integravimą. Mokslinis vadovas buvo profesorius daktaras Otas Teodoras Volkas. Universitetą oficialiai baigė 1930 m. balandžio 10. Verta paminėti, kad tarpukariu Lietuvos Kauno Vytauto didžiojo universitete buvo paruošti tik 76 diplomuoti matematikai. Vienas iš jų – Zigmas Masaitis. Zigmas nepamiršo atlikti ir pareigos tėvynei. Po studijų jis buvo pašauktas į kariuomenę atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą. Savo tarnybą atliko 2 artilerijos pulke, sprendžiant iš nuotraukos su uniforma. Nors nežinoma tiksli nuotraukos data, tikėtina, kad būtent tuo laiku Zigmas turėjo atlikti tarnybą. Tai iš dalies patvirtina ir faktas, kad yra nežinoma, ką Zigmas veikė metus laiko baigęs universitetą. Vienintelis išlikęs faktas apie jo tarnybą Lietuvos kariuomenėje yra nuotrauka su uniforma ant skyriaus viršelio. 1931 metais Zigmas Masaitis įsidarbino Plungės mokytojų seminarijoje bei gimnazijoje. Dirbo iki 1934. Čia jis dėstė matematiką, fiziką, chemiją ir laikinai vokiečių kalbą. Išmoko groti pianinu. 1935 metais Zigmas persikėlė į Šiaulius ir įsidarbino Šiaulių gimnazijoje bei mokytojų seminarijoje mokytojų.
Tais pačiais metais Zigmas paskelbė straipsnį Dangus Lietuvos sodžiuje, gamtos ir mokslo žurnale Kosmos. Ragino rinkti informaciją, kurią žino Lietuvos žmonės apie dangaus kūnus, kad būtų galima gauti gražų lietuvišką dangaus vaizdą. Per vasaros atostogas užsiėmė mėgstama veikla – botanika. Nuo to laiko kiekvieną vasarą vaikščiodavo po įvairias Lietuvos apylinkes ir į savo užrašinę rašydavo apie aptiktus gamtoje augalus. Knygelė dabar yra saugoma Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos muziejuje. Zigmas labai mėgo skaityti knygas, turėjo labai didelę biblioteką. Dauguma jų matematikos ir fizikos temomis. Knygas parašytas lenkų, rusų, prancūzų ir vokiečių kalbomis Zigmas siųsdavosi net iš užsienio. Šį jo pomėgį puikiai patvirtina 1932 metais išduota sąskaita už knygas iš vokiečių knygyno Kaune. Jos buvo išsiųstos jam į Plungės mokytojų seminariją. Po Zigmo Masaičio mirties jo sesuo visas knygas padovanojo Vilniaus universiteto bibliotekai. Galiausiai Zigmą Masaitį likimas atbloškė į Marijampolę, kur 1940 metais jis pradėjo dirbti Marijampolės Rygiškių Jono valstybinėje berniukų gimnazijoje. Įvyko pirmoji sovietinė Lietuvos okupacija. Okupantai pradėjo siautėti. Trėmimai, žudymai, suėmimai, tardymai, okupacijos kasdienybė. 1941 metais Zigmas buvo komandiruotas į Prienų gimnazijos egzaminus. Po egzaminų pasiėmė savo užrašinę ir išėjo pasivaikščioti į Šilą, užsirašyti nematytų augalų. Čia jį pamatė sovietų kareivis ir nuvedė į štabą. Ten jis buvo tardomas ir klausinėjamas, ką užrašinėjo į knygutę. Deja, bet nelabai išsilavinę sovietų kareiviai sunkiai suprato, kad ten lotynų kalba aprašyti paprasčiausi augalai. Galiausiai Zigmą paleido. Su skausmu jam teko išgyventi ir didžiuosius trėmimus į Sibirą. Tuomet iš Marijampolės buvo išvežta daug mokytojų, kurie buvo jo draugai bei kolegos. 1941 metais, jau vokiečių okupacijos metu, Zigmas buvo paskirtas Marijampolės 2 gimnazijos inspektoriumi, kas dabar atitinka direktoriaus pavaduotojo pareigas. Tų pačių metų rugsėjo 1 dieną Marijampolės kareivinių šaudyklų teritorijoje buvo įvykdytos nežmoniško masto ir žiaurumo Marijampolės bei aplinkinių miestelių žydų žudynės. Per vieną dieną Marijampolėje buvo nužudyti 6266 žydai. Šios žudynės buvo organizuotos SS Obersturmführerio Hamano ir 80 patikimų 3 operatyvinio būrio vyrų. Tačiau tiek patys vokiečiai, tiek liudininkai tvirtina, kad žmonės žudė mūsų tautos išdavikai, kolaborantai. Tarp nužudytų žydų buvo ir Zigmo mokinės Hani, Klara ir Dora. Zigmas Masaitis dėl to labai liūdėjo. Po šių kraupių įvykių savo seseriai Zigmas sakė: kaip gaila, kad aš šiandien ne gyvulys, kad aš ne arklys, ne karvė, ne kiaulė. Kokia gėda, kad aš žmogus. 1941 m. lapkričio 1 dieną Zigmas Masaitis paskiriamas Marijampolės 2 gimnazijos direktoriumi. Tuo metu jis rašė mokslinius straipsnius į laikraštį Naujoji Gadynė. Antrasis pasaulinis karas nulėmė ir Zigmo Masaičio likimą. Visai neseniai praūžė tūkstančius lietuvių gyvybės nusinešusi pirmoji sovietinė okupacija. Lietuva okupuojama nacistinės Vokietijos. Naciai žudo žydus, romus, lietuvius. Žmonės kasdien suiminėjami. 1943 metais vokiečių okupacija artėjo pabaigos link. Vokiečiams pralaimint karą su sovietais imtasi veiksmų didinant nacių kariuomenės gretas. 1943 metais vokiečiai pradėjo kurti lietuviškai SS legioną, pavadintą Tėvynės legionu. Tačiau naciams šis sumanymas nepavyko. Lietuvos jaunimas, kuris turėjo priverstinai stoti į nacių kariuomenės gretas, tam priešinosi. Naciai važinėdavo po mokyklas ir rinkdavo jaunuolius, bet jie sugebėdavo pabėgti. Jie nebuvo motyvuoti kariauti ne už savo tėvynę. Dėl to neteisingai buvo apkaltinta Lietuvos inteligentija. SS vadas Heinrichas Himmleris atvykęs į Rygą susitikti su Lietuvos generaliniu komisaru Teodoru Adrianu von Rentelnu, sužinojo šias naujienas ir pasipiktinęs įsakė atkeršyti lietuvių tautai už tokius veiksmus. 1943 m. kovo 17 d. vokiečiai išplatino atsišaukimą, skelbiantį, kad Lietuvos inteligentija organizavo rezistenciją prieš nacistinę Vokietiją ir dėl to Gestapas suima 46 įtakingus lietuvius inteligentus. Uždaro Vilniaus ir Kauno universitetus, kelias seminarijas.
Įsakymą įvykdyti atsišaukime išvardytus dalykus ir pateikti suimtiesiems kaltinimus, kuriuos lietuviai perskaitys tik Štuthofe, pasirašė SS Standartenführeris Karlas Jėgeris. Jis buvo 3A operatyvinio būrio vadas. Šis būrys vykdė Lietuvos žydų genocidą, taip pat Karlas Jėgeris buvo SD saugumo policijos vadas Lietuvos teritorijoje. Į šią lietuvių inteligentų grupę pateko tokie žinomi žmonės kaip Balys Sruogas, Stasys Yla, Vladas Jurgutis ir, kaip bebūtų gaila, Zigmas Masaitis. Dar diena prieš atsišaukimą Zigmas buvo suimtas mokykloje. Jis rašė dienoraštį. 1943 metais, kovo 16 dieną, paskutinis jo įrašas buvo seminarijos uždarymas, Kaune suėmimai. Atvykus 4 gestapininkams nacių saugumiečiams, kurie liudininkų teigimu buvo neuniformuoti su juodais apsiaustais ir skrybėlėmis, Zigmas Masaitis buvo nuvestas į savo kabinetą. Kaip tikėtina, gestapininkai jam pasakė, kad jis yra suimamas. Zigmas spėjo tik užeiti į savo auklėtinių klasę pasiimti daiktų. Visas baltas, rimtas, išsigandęs, savo auklėtinėms ištarė vienintelę frazę. Sudiev, mergaitės. Auklėtinės ir bendradarbiai Zigmo ypač gailėjo, nes visi žinojo, kad jis nieko nenusikalto. Net buvo kuriami mokinių planai direktorių išlaisvinti. 1943 metų abiturienčių laidos jis išleisti nebespėjo. Auklėtinės ir kolegos fotografavosi palikę tuščią kėdę direktoriui, tai protestuodami prieš jo sulaikymą. Direktorius tuo metu buvo Štuthofe. Šis protestas buvo ypač drąsus tuo sunkiu laikotarpiu. Už tokį veiksmą nacistinės Vokietijos gestapas galėjo ne tik visus nuotraukoje esančius žmonės išvežti į koncentracijos stovyklas, bet ir organizatorius nužudyti. Zigmui Masaičiui nebuvo surinktas nei teismas, nei pateikti kaltinimai su konkrečiais įrodymais. Kaip ir visiems 46 kaliniams, taip ir Zigmui buvo pateikti šabloniniai kaltinimai. Vadovavo lietuvių rezistenciniam judėjimui, ypatingai kurstė prieš Reicho komisaro paskelbtą lietuvių tautos mobilizaciją. Tačiau vėliau, 2013 metais, Zigmo sesuo savaitraštyje Tremtinys tvirtino: kai vokiečiai suskubo rinkti jaunus Lietuvos vyrus ir siųsti į frontą prieš Raudonąją armiją, Zigmas Masaitis padėjo vyresnių klasių moksleiviams pabėgti iš mokyklos. To užteko, kad būtų suimtas ir išvežtas į Štuthofą mirčiai. Tačiau to kaip oficialaus kaltinimo Zigmui naciai nepateikė. Didelė tikimybė, kad jie tiesiog nežinojo apie šį įvykį. Jei jie būtų turėję informacijos apie tokius Zigmo veiksmus, jam tokie kaltinimai tikrai ir būtų buvę pateikti. Kadangi gestapas Zigmą suėmė diena prieš oficialų atsišaukimą, jis naktį praleido Marijampolės kalėjime. Ryte jį išvežė į Kauną, o paskui traukiniu į Tilžę. Iš ten jis pateko į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Būdamas Tilžėje seseriai parašė laišką: Bronyte, esu tuo tarpu Tilžėje, kur apsistosiu, pranešiu vėliau ir prašysiu kai ką atsiųsti, nes išvykau visiškai nepasiruošęs. Esame aprūpinti ir mandagiai traktuojami. Norėsiu baltinių, skutimos įrankių, bet tai vėliau. Baltiniai paskalbėję, sveikink genių. Manimi nesirūpink, lauk sekančio laiško. Bučiuoju tave, Zigmas. Direktorius dar nesuprato, kad patirs didžiausią gyvenimo išbandymą, kuris jam baigsis mirtimi. Koncentracijos stovykloje jam buvo išduotas kalinio numeris 21336. Jis buvo kalinamas kaip politinis kalinys. Štuthofe su suimtaisiais buvo elgiamasi labai žiauriai. Nepaisant sunkaus darbo, kalinius už mažiausią klaidą, nusižengimą ar suklupimą smarkiai sumuždavo. Koncentracijos stovykloje Zigmas daug dirbo, daržuose nešiojo vandenį, varpė, skuto bulves, ravėjo, mėšlą driekį. Greitai susirgo ir nusilpo. Kelias dienas vargo barakuose. 1943 m. valandžio 17 d. sunkiai sirgdamas pateko į ligoninę. Ligoninėje sanitarai duše Zigmą smarkiai sumušė. Vėliau sadistas Lenkas Kazikas išsitempė jį į lauką ir dar sykį sumušė. Šį kartą mirtinai. Kitą dieną, balandžio 18-ąją, sąmonės taip ir neatgavęs, mirė. Tyrinėjant lietuvių atsiminimus iš Štuthofo, Lenkas Kazikas buvo nekartą pagarsėjęs savo žiaurumu. Net naciai buvo pakraupę dėl jo žmogžudysčių. Jų aukų sąraše buvo ne vienas žmogus, o tarp jų net ir vaikai. Zigmo Masaičio kūnas buvo sudegintas krematoriume.
Vokiečiai artimiesiems pranešė, kad jis mirė nuo žarnų slogos. Jo mirties liudijimą suklastojo ir pasirašė Štutgofo SS gydytojas Otas Heidlis. Vokiečiai pranešti artimiesiems neskubėjo. Net po Zigmo Macaičio mirties jo sesuo siuntė laiškus bei siuntinius į stovyklą, bet juos visus grąžindavo. Galiausiai ant vieno grįžusio laiško buvo parašyta: Verštorben 4.18. Miręs 4.18. Pats pirmasis laiškas, kurį Zigmo sesuo parašė jam, jau žinodama, kad brolis Štuthofe, skamba taip. Laiškas buvo parašytas vokiečių kalba. Mielas broli, aš tave nuoširdžiai sveikinu, labai prašau suteikti man žinių. Rūpestis ir nežinia mane labai kankina. Kaip sekasi tau? Ar tu gyvas? Ar tu sveikas? Lik sveikas. Sudie. Tavo sesuo Broniai. Deja, šio laiško Zigmas Macaitis jau neperskaitė. Laiškas pavėlavo mėnesių ir 4 dienom. 1945 metais jau sovietų okupantams iš naujo okupavus Lietuvą, NKVD ėmėsi darbo. Areštuodavo visus, kurie galėjo prisidėti prie mūsų partizanų arba Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Saugumiečiai ieškojo ir Zigmo Macaičio, norėdami jį suimti. Pergyvenę Štuthofo pragarą lietuviai saugumiečiams paaiškino, kad Zigmas koncentracijos stovykloje buvo nužudytas. Visi okupantai sukėlė tik kančias, žiauriai kankino ir žudė. Kadangi Lietuvoje tarpukario buvo daug inteligentų, jie kėlė didžiausią grėsmę, nes dauguma jų pripažino tik nepriklausomą Lietuvą. Todėl dar net neįžengusių į Lietuvą nacių ir sovietų vienas pagrindinių tikslų buvo iš pagrindų sunaikinti Lietuvos inteligentiją. Zigmo Macaičio mirties priežastis iki 1945 metų nebuvo žinoma. Tik kai išgyvenę Štuthofo pragarą lietuviai sugrįžo tėvynėn, Zigmo seseriai pavyko su jais susisiekti ir sužinoti tikrasis jo mirties aplinkybės. Po Zigmo Macaičio mirties iš Štuthofo jo sesuo Broniai Macaitytė gavo siuntinį, kuriame buvo Zigmo rūbai ir kiti daiktai. Rūbuose buvo rasti keli lapeliai, kurie turi neįtikėtinai didelę istorinę svarbą šiandieną. Užbėgant įvykiams už akių verta paminėti, kad naciai nesivargino net Zigmo daiktų patikrinti. Nors didžiausia nacių baimė buvo, kad pasaulis sužinos apie jų karo nusikaltimus. O gal tai nuopelnas kalinių, kurie pakuodami daiktus specialiai paliko lapelius, kad pasaulis sužinotų apie šios vietos žiaurumus. Tai lieka istorinė mįslė. Vienas iš lapelių, kuris taip ir nebuvo išsiųstas, yra laiškas seseriai Broniai Macaitytei. Jame Zigmas rašė: Bronyte, vykstu į vakarus, pravažiavau karaliaučių. Pranešk Ignui Malinauskui, jis galėtų mane užtarti per daktarą Šolcą. Karaliaučiuje 2 Vilniečius paleido atgal, vadinasi, paleisti gali. Su manimi Januševičius, paleido artistą Palubinskį. Mano daiktų globai Marijampolėje prašau paprašyti daktarą J. Kauną. Gyvena visai arti ir turi erdves patalpas. Mano pirmoje eilėje reikia baltinių, šepečių, skutimos įrankių, knygų. Ne literatūros, bet matematiškų, fiziškų, vokiškų. Yra spintoje Haas, 2 drobiai rišti tomai, Triotišia fizik arba nors geltona Haas, Valen mechanik ir taip toliau. Valgydina gerai, tai antraeilis dalykas. Savo adreso nežinau, Žumacaitis. Kiti rasti lapeliai yra skyriaus galerijos pabaigoje. Antros skyriaus pirmasis poskyris. Apie Zigmo Macaičio asmenybę. Zigmas Macaitis nėra paprastas žmogus. Tai asmenybė, kuri privalo būti vertinama mūsų istorijoje. Apie Balį Sruogą esame girdėję daug. Tačiau apie kitus lietuvius, kurie taip pat neteisingai buvo apkaltinti, kurie patyrė tokias pačias kančias, kurie ten mirė ar buvo nužudyti kaip Zigmas Macaitis, šnekame labai mažai. Zigmas visą gyvenimą buvo teisingas, nuoširdus, linksmas, užjaučiantis, nuolatos stengėsi skleisti lietuviškumą ir meilę tėvynei. Jo raštinėje besiruošiant gimnaziją baigti galima įžvelgti kryžkelę, pasirenkant gyvenimo kelią. Į klausimą, kur pasukti, jis atsakė labai aiškiai: aš būsiu mokytojas. Nuo mažens Zigmas buvo linkęs į mokslą, labai anksti pradėjo skaityti ir rašyti, pats nuoširdžiai stengėsi mokytis, gerbė mokytojus ir jų profesiją. Manau, tai ir paskatino Zigmą siekti mokytojo karjeros. Zigmas Macaitis sunkiai pergyveno abi Lietuvos okupacijas, abi jam atnešė tik skausmą. Pirmoji sovietų okupacija, ištremiama daug Zigmo draugų, kolegų, mokytojų.
Tarp jų ir labai garsūs marijampoliečiai kaip Antanas Pranas Daniliauskas, Vincas Totoraitis, Juozas Izidorius Dailidė bei daugelis kitų. Nors ir gailėdamas savo kolegų, Zigmas atsistojo ir ėjo į priekį. Kaip ir visą savo gyvenimą, jis niekada nepasiduodavo, eidavo tolyn. Nors jį likimas blaškė po daugelį mokyklų. Marijampolės gimnazija jam buvo lemtinga. Reikėtų didžiuotis, kad Zigmas Masaitis į Marijampolę atvyko turėdamas daug patirties, todėl galėjo sėkmingai mokytis Suvalkijos jaunąją kartą. Kaip atsimena jo mokiniai iš įvairių mokyklų, jis buvo puikus matematikas, mokėdavo labai aiškiai ir suprantamai išaiškinti bet kokią temą. Zigmas turėjo net ir matematikų būrelį Šiaulių Saulės gimnazijoje. Štai kaip Zigma atsimena jo būrelio narys Jonas Krivickas. Nors ir negausus, bet veiksmingas buvo matematikų būrelis, vadovaujamas mūsų gerbiamo mokytojo puikaus pedagogo Zigmo Masaičio. Šiame būrelyje mes giliai susipažinome su matematikos pasauliu, spręsdavome sudėtingesnius negu klasėje uždavinius, domėjomės matematikų gyvenimu. Šiame būrelyje mes pasiekėme tokio matematikos lygio, kad net pirmame aukštosios mokyklos kurse dauguma teikiamų žinių buvo mums nesvetimos. Pamenu, Kauno universitete studentai baigę Šiaulių gimnaziją buvo gerbiami kaip žiną matematiką. Mūsų 8-osios lotynistų klasės auklėtojas Masaitis buvo ne tik puikus matematikos mokytas, bet ir nuoširdus draugas bei patarėjas, išleidžiantis mus, abiturientus, į gyvenimą. Puikus pavyzdys įsivaizduoti, kad Zigmas Masaitis nuoširdus ir geras pedagogas. Tačiau liūdnai baigėsi Zigmo gyvenimas. 1943 metais naciai Zigmą suėmė. Ilga kelionė, sunkus darbai koncentracijos stovykloje, nuolatinis mušimas jį palaužė. Sunkiai susirgo, bičiuliai jį nunešė į ligoninę, tačiau Zigmui pagalba nebuvo suteikta. Jį nuvesta į ligoninę, sanitarai sumušė, o paskui lauke sadisto daugkartinio žudiko, nacių pakaliko Lenko Kaziko buvo dar kartą sumuštas, šį sykį mirtinai. SS gydytojas Heidlis jo mirties priežastį suklastojo, bet apie jo žiaurų nužudymą pasaulis sužinojo. Buvę kaliniai, lietuviai, jo seseriai papasakojo tikrąją jo mirties priežastį. Nors pagal nacių planus tai turėjo likti nežinoma. Žiniai apie jo ir Marijampolės pirmosios gimnazijos direktoriaus Januševičiaus suėmimą greitai pasklido po visą miestą. Mokiniai pertraukų metu paslapčiomis diskutavo, kaip būtų galima išlaisvinti mylimą direktorių. Deja, bet nacių žudimo mašina buvo per stipri. Direktoriams niekas negalėjo padėti. Karas sunaikino daug gerų, nuostabių žmonių, kurie neturėjo taip anksti išeiti. Zigmas buvo nužudytas, sulaukęs vos 40. Antros skyriaus antrasis poskyris. Čia pateikiamos Zigmo Masaičio gyvenimo akimirkos nuotraukose ir dokumentuose. Antros skyriaus trečiasis poskyris. Prisiminimai apie Zigmą Masaitį. Deja, mūsų žemė pragarų pavirto ir smurtas viešpataut pradėjo. Žiauri mirtis tave pakirto, sužlugo svajos Prometėjų. Bronė Masaitytė. Zigmo Masaičio auklėtinė 1945 m. laidos abiturientė Leokadija Šipailaitė Galinienė. Nuolatos iš pasąmonės iškyla mielas, brangus tavo mokytojo paveikslas. Tartum girdžiu tavo žodžius tariamus ramiu, maloniu, žemu balsu, aiškinant geometriją. Dabar brėžiame tiesiai A, jie kerta tiesiai B. Kalbi dėdamas taškus lentoje lyg žaisdamas, lyg juokaudamas. Paskui taškus sujungi trečiaja tiese. Štai trečioji tiesiai C kerta tiesiai A. Visa tai braižoma be liniuotės ar kitų pagalbinių priemonių tiesiausiomis gražiausiomis linijomis. Išvedama teorema, kuri jau braižant tiesias tampa vis aiškesnė, taigi ir uždavinio sprendimas ją remiantis pasidaro paprastas, lengvas. Ir visi mokiniai mėgo matematiką, lengvai sprendė uždavinius, įrodinėjo teoremas. Aš tik Masaičiui dirbant pamilau ir išmokau matematiką, ėmiau gauti ketvirtus, prisimena Elena, Lili ir kitos. Tartum šiandien matau tave, tiesų natūralios laikysenos ir gražios eisenos.
Mes susikaupę sprendžiame uždavinius, tu tyliai vaikštai po klasę, štai skubiu koridorium, matau tave linksmą besišypstantį, besidžiaugiantį mūsų klasės mergaičių išdalytomis žibutėmis. Jos mėlynuoja ir klasėje, ir ant mokytojų stalelio, ir ant kiekvieno suolo, ir tavo kostiumo atlape. Visi pasipuošėme melsvai žiedeliais, tarsi skeldami, kad jau pavasaris, nejausdami baisios grėsmės. Besibaigiant mokslo metams, visa klasė kieme fotografuojamės. Atbėga ir mūsų brangus mokytojas Masaitis. Mergaitės, priimkit ir mane. Kiekviena norėtume, kad atsistotų šalia, bet padarome vietą pačiame centre. Mūsų džiaugsmą užtemdė 1943 pavasaris. Kai baisų visą gimnaziją sukrėtusių į siaubą kovo 16-ąją išgirdome. Gestapas iš pamokos išsivedė mūsų direktorių Zigmą Masaitį. Verkėme visos tyliai, skausmingai, lyg nujausdamos, kad daugiau niekados nematysime savo buvusio brangaus auklėtojų. Visų širdyse kilo klausimas, už ką? Svarstėme, kaip jam ir berniukų gimnazijos direktoriui Januševičiui padėti, kaip juos išvaduoti. Svarstėme, mąstėme klasėse, koridoriuose susibūrė būrelis. Zigmas Masaitis ir Antanas Januševičius, kilnūs lietuvių tautos patriotai, nešė šviesą, gėrį, aukojasi dėl mūsų visų. Iš Štuthofo koncentracijos stovyklos taip ir nebegrįžo. Zigmo Masaičio auklėtinė 1945 m. laidos abiturientė Ina Šlekytė Kriščiukaitienė. Mokiausi Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje. 1940–43 matematiką man dėstė mokytojas Zigmas Masaitis. Jis buvo mūsų klasės auklėtojas, o vėliau vokiečių okupacijos metais kartu ir gimnazijos direktorius. Tai asmenybė visiems palikusi ypatingą neišdildomą įspūdį. Retų sugebėjimų ir gero pasiruošimo pedagogas mokėjo perteikti sudėtingas matematikos teoremas paprastai, suprantamai. Visados ramus, labai tvarkingas, to paties reikalavo ir iš mūsų. Matematikos konspektus arba uždavinių sprendimus rašydavome sąsiuviniuose, ne bet kaip, bet tam tikra jo nurodyta tvarka su gražiais brėžinėliais, pabraukimais, paryškinimais, o tai labai lengvino mokymasi. Pamoką Zigmas Masaitis aiškindavo trumpai, vaizdingai, pateikdavo paprastus, lengvai suprantamus pavyzdėlius. Jo pamokose nevargino matematikai būdinga įtampa. Mokytojas išsklaidydavo ją maloniom atsipalaidavimo pertraukėlį. Pavyzdžiui, su gimnastikos pratimėliais, kai būdavo labai šalta nekūrenamose klasėse. Arba draugiškais pokalbiais, kai šilčiau. Viskas neiškrypstant iš tikslaus pamokos plano ir drausmės rėmų. Mes iki šiol niekaip nesusitaikome su mintimi, kaip galima siųsti į mirtį tokius žmonės, tokius pedagogus. Mokytojas Masaitis buvo nuostabus klasės auklėtojas, o vėliau ir gimnazijos direktorius. Visada labai teisingas ir jautrus, draugiškas ir paprastas, kartu ir principingas ir griežtas, kai to reikėdavo. Gerai prisimenu pirmąjį susitikimą su juo, kai su klasės auklėtoju. 1940 m. rudenį pertvarkius gimnazijos klases pagal sovietinę mokymo sistemą, mes, dalis mergaičių gimnazijos mokinių, atėjome mokytis į berniukų gimnaziją. Kai įžengėme į savo naująją klasę, berniukai ir jų auklėtojas jau buvo ten. Visi atsistojo, auklėtojas pristatė mus. Kiekvieną asmeniškai pasveikino, paspausdamas ranką ir paprašė pasirinkti, kur norėsime sėdėti. Vietas rinkome šalia berniukų, nes jie sėdėjo po vieną. Toks priėmimas į naująjį kolektyvą buvo netikėtas, įspūdingas ir malonus. Greitai susipažinome su klasės draugais, greitai pasijutome savus. Mūsų auklėtojas dalyvaudavo visuose klasės ar mokyklos renginiuose. Ir visai neįkyrėdavo savo pamokymais, nors pateikdavo jų gana daug. Labai džiaugiamės, kai jis jau tapęs mokyklos direktoriumi ir turėdamas pamokas tik 2 klasėse. Viena iš jų pasirinko būtent mūsų klasę ir dirbo su mumis iki tos baisios dienos. 1943 m. kovo 16 d. visą gimnaziją sukrėtė baisi žinia. Areštuojamas mūsų direktorius. Per pertrauką mes dar matėme jį. Lydimą 2 SS kariškių, vaikštantį po mokyklos rūmus. Sudie mergaitės, te pasakė arčiausiai jo kabineto buvusiai abiturienčių klasiai.
Rytojaus dieną tarsi suakmenėjusio žvelgėme pro langą į visas per Šešupės tiltą važiuojančias mašinas. Buvo pasklindęs gandas, kad suimtuosius išveš į Vokietiją. Ir mums pasirodė, kad matėme nedidelį autobusą, pasukusį Vilkaviškio link. Gal tai ir buvo tas autobusas? Sudie direktoriau, skaudi nuojauta nusmelkė mūsų širdis. 1943 m. laidos abiturientė Danutė Marcijauskaitė Akilaitienė. Marijampolės mergaičių gimnazijos direktorius Zigmas Masaitis buvo nepaprasta asmenybė. Ne tik puikus pedagogas, gimnazijos vadovas, bet ir taurios sielos, labai geros širdies žmogus. Tikras vyresnysis draugas, mylintis savo mokinis, visada linksmas, draugiškas, su humoro gyslele. Niekada negirdėjau, kad jis piktai ir šiurkščiai būtų kurie nors mūsų apšaukęs. Vokiečių okupacijos metais, 1943, mūsų mokykla buvo nešildoma, visur šalta, klasėse sėdime su apsiaustais. Nutariama direktoriaus kabinete pastatyti krosnelę švediškų pečiukų žmonių vadinamą. Ir štai direktorius visų nustebimui atsisako šilto kambario. Liepia mūsų klasės abiturientėms persikelti pas jį, sakydamas, jog mažai jame būnas. Turys pamokų įvairiose klasėse, visokių reikalų bei rūpešių. Taigi šiltas kabinetas jam nereikalingas. Jis verčiau atbėgsės pas mus per pertraukas, kai labai sušalsės, pasišildyti. Taip ir įvyksta. Mes su savo suolais persikraustome į šiltą kabinetą, kiek džiaugsmo ir dėkingumo už tokį žmogiškumą. Ankštoka, bet šilta. Direktoriaus baldus suneša į mūsų šaltą klasę. Kaip šiandien menu. Įbėgdavo jis linksmas per pertrauką pas mus, apsikabindavo krosnelę, patrindavo rankas ir vėl greitai, linksmas patenkintas, išskubėdavo su savo reikalais. Zigmas Masaitis dėstė fiziką ir matematiką. Aiškino išsamei ir vaizdžiai. Pamokos buvo įdomus. Niekada jo nebijojome, tik labai gerbėjome ir mylėjome. Kartą ateinas į pamoką, o tema nelengva, daugeliui gal sunkiai įkandama. Savanorių atsakinėti neatsiranda. Staiga direktorius iškelia didelę, prisirpusią vynuogių kekę ir sako, kurie eisite atsakinėti, tai ir gausite ją. Kokia pedagoginė taktika. Arba vėl, artinasi užgavėnės, norime su direktoriais ir kitais mums dėstančiais mokytojais drauge atšvęsti. Vokiečiai neleidžia jokių susibūdimų. Zigmas Masaitis mus nuramina. Paprašo atsinešti blynų, kitų tradicinių valgių. Atšvęsime ramiai, per pamokas. Taip ir padarėme, valgėme blynus ir spragintus žirnius. Jie tada karo metais buvo skanėstas. Taigi blynas vienoje rankoje, kreida kitoje. Taip direktorius aiškino pamoką lentoje. Taip mes atsakinėjome. Mėgo pedagoginės pertraukėles, kad matematika ir fizika nebūtų sausos ir nuobodžios. Dažnai ką nors linksmo ir įdomaus papasakodavo. Ir štai vieną dieną per pertrauką, kai mokykla dūzgė kaip pičių avilys, pro gimnazijos duris įžengė 4 skrybėlėti tipai odiniais apsiaustais, rankos kišenėse. Visa nuščiuvo, mergaitės nutilo. Susiradę direktorių nusivedė į kabinetą. Nuaidėjo skambutis. Visos subėgome į klasėje mirtina tyla. Staiga atsiveria durys, pro jas greitai įžengė direktorius, baltutėliu veidu. Paskui jį veržėsi ir skrybėlėti tipai, bet jis užtrenkė duris, užlaužė rankiną ir tyliai tarė, sudiev mergaitės. Tai buvo paskutinieji Zigmo Masaičio žodžiai mums. Įsibrovėliai atplėšė duris ir brutaliai pastūmė direktorių, įsivetė. Mano suolas stovėjo prie padurų, todėl įėjęs direktorius atsistojo šalia manęs ir aš viską puikiai girdėjau ir mačiau. Po kiek laiko pavasarį per abitūros egzaminus tą dieną laikėme istorijos egzaminą. Gavome žinią, kad mūsų direktorius nukankintas. Begalinis liūdesys apgaubė mokyklą. Arkikatedroje buvo aukojamos iškilmingos šventos mišios, o šio tauraus garbingo žmogaus vėlė. Balys Sruoga, dramaturgas, kartu su Zigmu Masaičiu išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Ištrauka iš kūrinio Dievų miškas. Tiesą pasakius, lageryje mūsiškių mirė tik tai 7, nes kiti 2 buvo užmušti. Vienas jų beveik mano akivaizdoje. Tai jaunas vyras, talentingas mokslininkas, gamtininkas, gimnazijos direktorius Marijampolėje, Masaitis.
Atėjo jisai į ligoninę jau sunkiai sirgdamas tą prakeikta lagerio cholerina. Gal būtų iš jos pagijęs, gal ir ne, nežinia. Ligoninės prausykloje naujus ligonius rikiuoja po dušais ligoninės barzdaskutys. Rikiuoja ir keikia, ir pagalių bado. Masaitis padarė kažką, kad tas barzdaskučiui nepatiko, ne po tuo dušu atsistojo ar ką, rėžė barzdaskutys jam su lazda per sprandą. Masaitis apalpo, nebeatsigavo. Sekmą rytą jisai jau miręs. Stasys Yla, kunigas kartu su Zigmu Masaičiu išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Ištrauka iš kūrinio Žmonės ir žvėrys. Vakaro pirmą kartą mane aplankė daktaras Antanas Tarkus, kuris čia dirbo jau kaip gydytojas. Jis nedrąsiai artinosi prie manęs, lyg privengdamas svetimų akių, kad kas nepaskūstų, jog specialiai lietuvių ligoniai lanko. Jis įspaudė piliulę man į rankas ir pasakė: Masaitis labai silpnas, jis prašo tavęs išrišimo. Mane jaudino Starkaus didelės akys, turbūt draugo mirtimi ar šituo neįprastu dvasiniu patarnavimu susirūpinusios ir kiek virpa veido raumenys. Kaip visuomet jo kietai suspaustos lūpos šį kartą buvo pravertos, lyg norinčius dar kažką pasakyti, lyg iš nustebimo rūpesčio pamėtusio savo įprotį susispausti. Laiko nebuvo daug, reikėjo vykdyti mirštančio žmogaus valią. Žinojau, kad kunigas negali duoti išrišimo iš tolo kažkuriem nematomam žmogui, bet šiuose sąlygose galvojau, kad bažnyčia papildys netobulumus. Eik greitai pas jį, pasakyk, tegu žadina gailestį. Ir už poros minučių aš tarsi išrišimo žodžius pasakiau. Išsiskubėjau. Aš atsisėdau lovoje, užsidengiau rankomis veidą, bandžiau pristatyti Masaitį. Mano akyse stovėjo tik sudužę jo akiniai ir tekasi iš veido kraujas. Tai buvo sena, kai mudu vieną dieną krovėme prie Vyslos kanalo žvyrą į sunkvežimius. Keliasdešimt žmonių švytavome kastuvais ir vis raginami greičiau dirbti. Sargybinis vokietis stovėjo netoliese ir piktu balsu šaukė. Prie vieno pribėgęs jis ištraukė kastuvą iš rankų ir ėmė mušti šautuvo buožę per šonus. Paskui pats paėmė kastuvą į rankas ir įsiganusio vyro pajėgumu ėmė demonstruoti, kaip kalinys turi žvyrą kabinti ir mesti į sunkvežimį. Šitas įvykis vertė mus visus pasitemti, kad vėl kas nors negautų šautuvo buožės smūgių. Ir kalinių prižiūrėtojas Kapo labiau paleido į darbą savo lazdą, matyt bijodamas, kad už prastą priežiūrą jam pačiam nekliūtų iš sargybinių. Tuo metu mudu su Masaičiu švytavome savo kastuvai šalia vienas kito. Tai buvo atsitiktinumas, kad mudu besigraižydami aplink žvyro krūvą susitikome greta. Ir reikėjo nelaimės, kad kai aš kėliau savo kastuvą aukštyn, jis tuo metu lenkėsi semti savo kastuvą. Tik cinktelėjo stiklas ir aš pamačiau Masaitį, užstingant rankas savo akis. Buvo per vėlu jas gelbėti. Mano kastuvas sudaužė jam akinius, o stiklai sužeidė veidą. Kraujas pasipylė, bet Masaitis pirmiausia puolėsi ieškoti stiklo šukių, nes matyt, galvojo, ką jis bedarys be jų. Buvo trumparegis. Kur gaus kacete naujus? Darbininkai aplinkui valandėje sustojo dirbę, o sargybinis įsikišo į įvykį. Aš laukiau, kas bus. Kas tai padarė? Pasigirdo šiurpus kareivio balsas. Aš, atsiliepiau. Nusišiepti vilties nebuvo. Bet tuo metu nelauktai pasigirdo Masaičio žodžiai. Jis netyčiomis, jis nenorėjo. Aš nelaiku pasilenkiau, kai jis pakėlė kastuvą. Tai buvo puikus susigriebimas laiku apginti mane. Vokietis aprimo, bet mus visus nustebino tai, ką jis po to padarė. Mes laikėme jį įkūnytų mūsų priešų, žiaurių ir jokio pasigailėjimo neturinčių. Bet jis įsitraukė iš kišeniaus baltą švarę nosinaitę ir ištiesė Masaičiui. Dargi pamojo ranka išeiti iš būrio ir liepė nusivalyti kraują. Kokia jėga sulaikė vokiečio rankas nuo mano sprando ir jas ištiesė su nosinaitė Masaičiui, man sunku pasakyti. Spėju, čia Masaitis pats veikė. Kažkas labai raminamo visuomet dvelkė iš jo. Iš pašaukimo jis buvo matematikas, fizikas, gyvenimo asketas, filosofas. Visą kaceto baisumą jis priėmė lyg amžinų mastų matuodamas. Vėliau jis pateko į daržus nešioti vandens ir vaipyti lysvių, jų ravėti, mėšlų nešioti. Jo draugai bandė nusivokti kokią morkelį iš šiltadaržio, o Masaitis pasakė, geriau mirsiu badu, bet kas uždrausta, neimsiu.
ir jis greičiau kaip kiti sulaukė bado pasiekmių. Prisiminiau, kaip jis vargo su akiniais, vieną pusę visai popierių užklijavęs, o kitos trūkusiai stiklą saugodamas kaip akies lėliukė. Ir man visada buvo nesmagu, kad aš kaltas šio jo bėdoj, bet tada jis man atleido, netgi apgynė nuo mušimų. Dabar aš jam turiu teikti paskutinį atleidimą. Širdis man sunkiai mušė, o dabar į kažko ėmė jaudintis. Man pasidarė silpna. Užmerkiau akis, o juose vis stovėjo Masaitis su tekančiu veidu ir kraujo žliugtimi. Valandėliai praėjus, mano lūpos nejučiomis ištarė: amžinatilsį duok jam viešpatie. Mirė jis, tačiau ne tuoj, o į rytmetį, verbų sekmadienį, balandžio 18. Sanitaras išvilko jį į prausyklą ir ilgai mušęs pribaigė. Šitai matė Vytautas Meilius ir man pasakojo, už ką jį pribaigė ir kieno įsakymu, kas šiandien pasakys. Zigmo Masaičio sesuo Bronė Masaitytė. Tu vis tikėjai, kad ateis palaima, į mūsų žemę tyliai nusileis, kad gėris nugalės nelaimės, pačiu gražiausiu žiedu prasiskleis. Deja, mūsų žemė pragarų pavirto ir smurtas viešpataut pradėjo, žiauri mirtis tave pakirto, sužlugo svajos Prometėjo. Norėčiau tavo kapą aš surasti ir juodą kryžių ant jo pastatyti, jame išdegint tavo vardą šventą, širdies krauju jį įrašyti. Ir liūdna man ir taip skaudu, kad kapo tavo nerandu, kad tau likimas pagailėjo, net mažo žemės kauburėlio. Trečias skyrius – Marijampolės Rygiškių valdžios valstybinės mergaičių gimnazijos istorija. 1934–1943. Marijampolėje nuo 1867 veikė garsioji berniukų gimnazija. 1920 metais buvo suteiktas Rygiškių gimnazijos pavadinimas. Ji tapo visos Lietuvos švietimo širdimi. Ši mokykla išugdė tokius žinomus lietuvius kaip Jonas Basanavičius, Vincas Kudirkas, Silvestras Žukauskas, Antanas Gustaitis ir daugelį kitų. Tarpukariu gimnazija nuolatos augo dėl švietimo reformų, kuriomis įteisintas privalomas pradinis mokslas, vis daugiau tautiečių pradėjo siekti aukštesniųjų mokslų. 1934 metais buvo priimtas sprendimas išskirti gimnaziją į dvi atskiras gimnazijas. Marijampolės Rygiškių valdžios berniukų gimnazija ir Marijampolės Rygiškių valdžios mergaičių gimnazija. Pastaroji buvo įkurta 1934 m. rugpjūčio 1 dieną švietimo ministrui Juozui Tunkūnui pasirašius įsakymą byla numeris 47. Ta pačia diena pirmojo mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Feliksas Treigys. Šias pareigas jis ėjo iki pat pirmosios sovietinės okupacijos. Okupantai tikėjosi inteligentų pasipriešinimo, todėl daugumos mokyklo direktoriai buvo pervesti vadovauti kitoms švietimo įstaigoms. Kaip tik tuo metu prasidėjo Marijampolės mokytojų seminarijos uždarymas, o galutinai jis buvo baigtas tik po 2 metų. Marijampolės Rygiškių valdžios mergaičių gimnazija įkuriama pagrindiniuose mokytojų seminarijos rūmuose. Kiek vėliau gavo ir buvusius karininkų klubo rūmus, kurie buvo visiškai šalia ir taip pat iki tol priklausė mokytojų seminarijai. Iš pradžių mokykloje veikė apie 16 klasių. Feliksas Treigys su savo auklėtinimis ir toliau puoselėjo paties rankomis sukurtą parką. Metams bėgant mokykla lėtai bet didėjo. Gimnazijos mokslas tarpukariu buvo mokamas. Gimnazija turėjo savo mergaičių chorą, o 1936 metais gimnazijoje dirbo 12 mokytojų, kurie buvo puikiai žinomi ir vertinami visoje Lietuvoje. 1936 metais rugsėjo 1 dieną gimnazijos pavadinimas pakeistas į Marijampolės Rygiškių valstybinę mergaičių gimnaziją. Verta atkreipti dėmesį į tarpukarių klasių nuotraukas, kurių antruose planuose labai norėjo įsiamžinti ne tik mokyklos mokiniais, bet ir kiti istoriniai veikėjai. Atėjus pirmajai sovietiniai okupacijai prasideda okupantų siautėjimai ir Lietuvos švietimo naikinimas. Uždaromos Marijonų ir hebrajiškas žydų gimnazijos. Jos sujungiamos į 2 mišrias vidurinės mokyklas.
1940 m. rugsėjo 27 d. Švietimo liaudies komisaro Antano Venclovos įsakymų byla numeris 1018 mokyklos pavadinimas keičiamas į Marijampolės antrąją vidurinę mokyklą. Feliksas Treigys atleidžiamas iš direktoriaus pareigų. Vietojo mokyklos direktorė paskiriama Juzė Kudirkaitė. Nusprendus 1940 metais atkurti Marijampolės mokytojų seminariją, antra vidurinė mokykla turėjo ieškoti naujų patalpų. Mokykla įkurdinta buvusios Marijonų gimnazijos patalpose. Sovietai ėmėsi kardinalios Lietuvos švietimo pertvarkos. Uždraudė tautinį ugdymą, tikybą, keitė vadovėlius į propagandinius. Įvedė privalomą Sovietų Sąjungos istorijos ir konstitucijos dėstymą. Tačiau prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Vienus okupantus pakeitė kiti. Nacistinė Vokietija okupuoja Lietuvą ir pradeda savas pertvarkas. Naciai švietimą iš pradžių žiūri šiek tiek atlaidžiau, panaikina Sovietų Sąjungos istorijos ir konstitucijos dėstymą, grąžina tikybą, tačiau įveda privalomą vokiečių kalbos mokymą. Mokyklos pavadinimas pakeičiamas į Marijampolės antrąją gimnaziją. Vėl pradedama mokyti tik mergaites. 1941 m. lapkričio 1 d. direktoriumi paskiriamas Zigmas Masaitis. Jis visomis jėgomis stengiasi mokyklai sugrąžinti garbę, nes okupantai gerokai nusiaubė visas mokyklas. Žiemomis gimnazijos rūmai buvo labai šilti. Šildyti patalpoms reikėjo krosnies. Nei krosniai, nei malkoms pinigų nebuvo. Tik direktoriaus kabinete buvo maža krosnelė. Zigmas Masaitis, matydamas šalančią savo auklėtines, abiturienčių klasėje perkelė į savo mažą kabinetą, o pats liko be kabineto. Mokyklai jis vadovavo iki pat suėmimo 1943 metais. Jį Gestapas suėmė mokykloje. Po suėmimo direktoriaus pareigas 1943 metais pradėjo eiti Liudvikas Čepulis. Galima teigti, kad suėmus Zigmą Masaitį, Marijampolės Rygiškių Jono valstybinė mergaičių gimnazija nacių pavadinta antrąją gimnaziją savo istoriją ir baigė. Sovietmetis pakeitė mokyklos patalpas, mokytojus, tradicijas. Vėlesnė mokyklos istorija yra Marijampolės antrosios vidurinės mokyklos istorija, o nebe Rygiškių Jono valstybinės mergaičių gimnazijos istorija. Pastarosios mokyklos istoriją galima laikyti antrosios vidurinės mokyklos priešistorę. 1944-45 metais sovietai nacius išstumė iš Lietuvos. Vėl įsivyrauja sovietų diktatūra. Direktorius ir vėl pakeičiamas. Nuo 1944 metų direktoriaus pareigas eina Viktoras Katilius. Mokyklos pavadinimas vėl pakeičiamas į Marijampolės antrąją vidurinę mokyklą. Skaudi sovietinė santvarka palietė ne tik visą kardinaliai pakeistą švietimo sistemą, bet ir mokyklos darbuotojus. Tremtis. Vienas skaudžiausių Lietuvos istorijos laikotarpių. Tremtyje buvo šie mokyklos darbuotojai. Lapinskienė Vidutė, Riklaitytė Dalia, Šerbakovienė Birutė, Valiukienė Julija, Vansevičienė Birutė. Vienus darbuotojus ištrėmė į Permės sritį, kitus į Irkutsko sritį, tačiau sovietų susidarojimas su Lietuvos šviesuoliais buvo nepateisinamas. Mokykla veikė visą sovietmetį, sparčiai plėtėsi, o 1961 metais buvo pastatytas naujas mokyklos pastatas dabartinėje Vasario 16 gatvėje. Čia savo darbą ir šiandien tęsia Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija. Trečios skyriaus pirmasis poskyris. Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos archyve saugomi dokumentai. Renkant informaciją apie Feliksą Treigį ir Zigmą Masaitį, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos archyve buvo rasti pluoštai senų dokumentų, kuriuos peržiūrėjus sužinota, kad tai dar Marijampolės Rygiškių Jono valdžios valstybinės mergaičių gimnazijos laikų palikimas. Rasti 477 mokslo baigimo pažymėjimai iš įvairių Lietuvos mokyklų. Kaip jie atsirado mokykloje, galima tik spėlioti, bet realistiškiausias variantas tas, kad mokiniai norintys mokytis gimnazijoje atsineždavo pradžios mokyklų baigimo pažymėjimą, taip susidarė nemažai pažymėjimo lapų. Laikui bėgant tikriausiai jie keliavo iš vienos mokyklos patalpų į kitas, kol sulaukė šių dienų. Be baigimo pažymėjimų buvo rasti ranka rašyti tėvų prašymai jų vaikus priimti į mokyklą, gimimų metrikų išrašai, kitų mokyklų prašymai priimti mokinius į gimnaziją ir taip toliau. Šioje dalyje pateikiama keletas, tačiau tikrai ne visi, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos archyve saugomi dokumentai.
3 skyriaus 2 poskyris. Čia pateikiamas Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos archyve rastų mokslo baigimo pažymėjimų sąrašas. Sąrašą galima rasti knygos pabaigoje bei elektroninės knygos pabaigoje. Asmenybės okupacijų labirintuose. Felikso Treigio ir Zigmo Masaičio gyvenimo istorijos. 2023 sausio 30. Tiražas 750 egzempliorių. Užsakymo numeris GL68. Išleido Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Totorių gatvė 25 LT 01121 Vilnius. Maketavo krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamento vaizdinės informacijos skyrius, Totorių gatvė 25 LT 01121 Vilnius. Spausdino Lietuvos kariuomenės karo kartografijos centras, Muitinės gatvė 4, Domeikavo, LT 54359, Kauno rajonas, www.kam.lt.